What's the sound I hear behind my back? Sveiki! Šiandien tas video, kuriame aš pasakosiu jums ne apie tai, kaip pasigražinti, o apie tai, kaip padaryti iš savęs tiesiog kažkokią baisesnį pabaisą, pavyzdžiui, Halloweenui, arba tiesiog gal tai bus skirta tiem, kam labai patinka specefektai, kažkoks teatro grimas ar kino grimas, ir jeigu galbūt jūs nedirbat, tai tas video irgi bus jums naudingas. Šis video bus skirtas daugiau ne pakalbėti apie tam tikras technikas, kaip tai padaryti, o kad apžvelgti Mac Pro kosmetiką, būtent specefektus iš Mac Pro, kad jūs, jeigu jūs turit, ar jeigu norit pirkti ir nežinot kam ir kodėl ir kaip, tai jūs tiesiog pažiūrėję šį video žinosit, kam visų šitų priemonių reikia, kam jų yra tiek daug ir ką jūs galite su tom priemonėm padaryti. Numeris vienas priemonė, kurią aš jums norėsiu parodyti, tai yra priemonė, kuri apsaugo nuo viso to, ką mes dėsim paskui, tai yra tokia priemonė Protection Latex vadinasi. Atleiskit už mano prancūzų kalbą, aš tikrai gražiai prancūziškai nekalbėsiu. Ši priemonė, jinai skirta tam, kad apsaugoti. Jūs ją galite paimti net su pirštais ir tiesiog uždėti savo ant švarios vietos. Čia man parašta oda, čia nėra padažyta su kreminė pudra, kaip matot, rausvumas. Stenkitės, jeigu jūs turit kažkokių žaizdelių, nedėti jokių specefektų ant tų vietų, net apsauga čia jau nepadės. Stenkitės labai arti akyčių nedėti, nes tikrai šiek tiek griaužia net nuo tokio atstumo. Ta apsauga, kaip jie rašo, yra skirta tam, kad apsaugoti odą nuo latekso, nes lateksas neleidžia odai kvėpuoti. Ja reikia dėti prieš lateksą, prieš vašką, prieš bet ką mes šiandien darysim. Ir dabar sekanti priemonė, ką aš naudosiu. Tai aš čia savo visur prirašiau, kam jos reikalingos, nes vėlgi prancūziškai aš nelabai suprantu. Tai čia yra Collodion Officinal. Jinai yra skirta tam, kad imituoti nudegimus arba randus. Šiaip iš tikrųjų kažkokia nerealiai, jinai man nepasirodė, tai jeigu jums reikia labai pasendinti odą ar padaryti ją tokią šlykščią, jūs galite ją naudoti. Aš tam dar naudosiu paletę, aš naudosiu spalvas iš Makeup Forever. Aš jas sumaišysiu, tai tiesiog mes iškart su mintelė turim galvoti, ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, man yra kažkoks nubrozdinimas ar kažkas, tai aš imu, aišku, žalią, raudoną, juodą, rudą spalvą. Pagalvokit apie nubrozdinimą, tai visada tos spalvas ten bus. Raudonos, aišku, bus daugiausia. Gaunasi tokia košė. Ir aš dedu ją čia visur, tiek gal čia visur būna. Ir paskirstysiu toliau su pirštais. Nes neturi būti labai čia gražiai kažkaip. Reikia, kad nebūtų labai tvarkingai, nes tikrai nebūna tvarkingai išsitiesčiusių žaizdų. Aišku, čia mes galim dar dėti mėlynių ir taip toliau, bet aš tiesiog tikrai, kaip ir sakau, kažkokių specialių technikų ir ten spalvų nieko nerodysiu. Tiesiog ant greičio parodyti, kaip jūs galite panaudoti Mac Pro priemonės skirtas specefektams. Ir paimsim tą mūsų priemonę, įtempsim odą ir uždėsim. Jinai sustingsta beveik iškart ir jeigu matot, man atsirado čia toks grinai kaip nudegusi oda, kai būna po to, kai jau nudegimas praėjo, kai praėjo labai daug laiko ir kai jau atsinaujina oda, jūsų ta nauja oda dažniausiai, jeigu tai buvo labai stiprus nudegimas, jinai niekada nebus tokia lygi ir glotni, jinai tampa susiraukšlėjus. Tai va, žiūrėkit, kažkokiam sendinimo stipriam efektui arba nudegimui pavaizduoti, jūs galite drąsiai naudoti šitą priemonę. O toliau mes turim su jumis vašką. Ir vaškas čia yra labai skirtingas, yra tokios spalvos, yra rudos spalvos. Aš naudosiu tik vieną natūralios spalvos. Jis vadinasi Plastonat, Scars Wax ir taip toliau. Tai taip jūs galite jį rasti. Imu su mentelę. Toliau mes turim ištirpdyti su pirštais ir suformuoti jau tą randą, kur jūs norit, kad koks jis būtų. Jeigu jūs nenorit, kad jums liptų vaškas prie pirštų, naudokit byrę pudrą. Aš naudoju byrę pudrą Mac Pro, jūs galite naudoti bet kokią į pirštus ir taip mes galėsim greitai suformuoti randuką. Kokį nors ant greičio vėlgi padarau su tavo nubrozdinimu. Tokį maždaug kažką tokio. ir pridėsim.
gal šiek tiek aukščiau, gerai. Su mintelė sulyginu su oda. You're gonna be mine. Praveriam žaizdą. Tegul jinai būna tokia atsiviepus mums, pavyzdžiui. Gal kritau ant akmens, pavyzdžiui. Jeigu jūs norit suprasti, kokį jums reikia randų ir ką jums reikia ten, kokį kraują jį dėti ir kaip reikia daryti, tai mes einam į tą patį Google Image, arba jeigu turite anatomijos vadovėlį ir žiūrim, po kokių įvykių atrodo tam tikri randai. Ir aišku, po kokio laikotarpio. Būtent taip ir dirba Hollywoodo specefektų specialistai, ir aišku, jų yra specefektų speciali mokykla, kur juos veda net į lavoninę, kad pažiūrėti į lavonus ir tam tikras žaizdas ir randus. Va, atsiviepus mano oda gavus. Gerai. Toliau. Yra tokia labai faina priemonė, kuri šiek tiek ištirpina vašką ir už tą patį jinai gerai sulygina jį su oda. Jinai vadinasi taip, salorkolelė kažkaip taip. Ir mes paimsim su teptuku ir čia visur taip. Tas perėjimas nuo vaško prie odos tampa netoks matomas ir tai labai faini. Plius, jums reikia specialių klijų vaškui, nes ta priemonė, jinai priklijuoja, užfiksuoja vašką ant jūsų odos. Ir aišku, uždėkit jos pakankamai daug ir dėkit visur. Į vidų galit pridėti. Tikrai gerai suminkština perėjimą, man ši priemonė labai patiko. Jeigu jums reikia kuo natūralesnį efektą, tai žinokit, ką tam reikia naudoti. Tuoj lauksiu, kol jinai sustings, o kol kas aš pereisiu prie latekso. Lateksas kaip ir visur, jis yra baltas. Šiek tiek latekso ant mentelės, paimsiu ausų krapštuką ir su lateksu parodysiu, kaip mes galim padaryti su jumis kažkokį nudegimą vėlgi arba kažkokią atsiviepusią odą. Taip, uždėsiu čia ir palauksiu, kol išdžius. Taip, kol mes laukiam, aš parodysiu jums dar vieną priemonę, kuri mane labai nustebino, aš jį tiesiog įsimylėjau. Tai yra nudegimo žaizdų imitatorius. Jis yra toks pakankamai lipšnus ir mes su jumis padarysim nudegimo pūslės. Pridėsim vieną čia, tiesiogiai galite imti, arba su pirštu, arba su mintelės galite prilitinti ir pavyzdžiui, ir šiek tiek arčiau, kad jūs matytumėt čia. Va, tokias puslytės. Kaip žinot, kai jūs nusideginat, jinai taip ištirsta tą vietą, kur jūs nusideginat. Atrodo, kad tas vandenukas toks sprogs viduj. Taip, aš jas noriu atskirti, kad kiekviena būtų pati savo. Tai man gavosi 3, 2 tokias pakankamai didelės, apvalios ir viena mažytė. Ir jeigu dabar paliesti, jos yra lipšnis. Va, aš jas drąsiai galiu patempti su pirštais. Ką mes galim padaryti, kad užfiksuoti jas ir kad atrodytų realistiškiau? Tai yra RC Film, tokia priemonė. Tai yra purškiklis. Mes užpurškiam, užsimerkiam būtinai. Būtent ant tų vietų. Ir taip mes užfiksuojam ir dabar žiūrėkite. Aš prisiliečiu prie pūslių ir man nieks neprilimpa prie piršto. Ką aš galiu padaryti, kad visiškai neprilipti ir atrodo dar realistiškiau? Aš paimsiu bet kokį dyrį padaryti. Ir uždėsiu ant viršaus. Dabar tikrai atrodo kaip tos pūslės po nudegimo. Pudrą aš naudoju iš MAC Pro, jūs galite naudoti bet kokios kitos kosmetikos. Jau atrodo šlikščiau, to mums reikia. Gerai, dabar mums jau sustingo kaip ir čia viskas ir lateksas. Tai gerai, mes uždedam ant latekso dar vieną sluoksnį. Ir lauksim vėl, kol išdžius, kol laukiam, kažką padarysim su tą mūsų žaizdelę. Ką mes galim su ją padaryti? Yra labai daug kraujų, ne? Tai mes čia ir turim pridėti. Prieš dedant kraują būtinai panaudokit vėl tas pačias spalvas, kur jūs dėjot, nes nebūna žaizdų be spalvų. Ir jūs galit kažkur naudoti ant šviesnesnį, tamsesnį, bet vėlgi sakau, čia jau reikia atskiros pamokos, būtent apie žaizdų kūrimą. Čia mes tokia, vadinasi, žaizdelę ant greičio. Ir
Paimsim kraują. Būna skirtingi. Yra pavyzdžiui labai tirštas kraujas. Tirštą kraują aš mėgstu. Šiek tiek pridėsim. Jis irgi tamposi. Kaip ir mūsų nudygimo priemonė. Dedam. Kur nors čia. Man labai patiko kraujas šitas iš MacPro. Būtent tas pats tirščiausias dėl to, kad mes paliksim su jumis tokį lašelį. Tas lašelis mums taip ir liks. O būna taip, kad perki kraują ir sako, taip, jis sustings ir tikrai atrodys realistiškai, o paskui tas lašelis laša ir ypač jeigu jūs išsinomavot rūbus Halloweeną iš kažkokio nuomos punkto, tai tie lašeliai nieko gero, žinokit. Šito tiršto kraujo gal ir užteks. Yra toks visai tirštas, toks visai. Jį galim dėti į pačią žaizdą, bet jis toks visai kaip gėlės. Tai, pavyzdžiui, labai gerai, jeigu jums reikia pavaizduoti kažkokį zombį, tai senas toks sustingęs kraujas irgi gali tikti. Yra skirtingi gėliai, tokie kaip želatinas, yra rudos spalvos, kas irgi, jeigu taip galima sakyti, papuošia žaizdą. Šiek tiek žalios spalvos mes galim pridėti, kad atrodytų žaizda labiau supuvusi. Tai vėlgi priklauso nuo to, kokį jūs darot darbo ir kokio senumo ta jūsų žaizda. Čia visur galima aptipliuoti. Kad atrodytų viskas realistiškiau, mes su specialiu spondžu ir su tom pačiom spalvytėm tiesiog aplink apeisim tas perėjimas prie odos, nors tikrai, žinokit, jie atrodo labai jau realistiškai. Tokios nuotraukos mamai tikrai nesiųsčiau. Toliau mes pasižiūrim savo lateksą. Lateksas jau mums džiuvo ir mes jį užkabinam, tik neužkabinkit odos. Ir štai kaip jūs mums tam pasimatot. Hop, tai jeigu jau reikia kažkokią suplėšti odą pavaizduoti, jūs galite drąsiai tai daryti su lateksu. Vėlgi tai labai tinka zombiams. Tai va tokia suplėšyta oda man gavosi. Taip pat jūs galit pažaisti šiek tiek ir su tom puslėm. Jūs galit, pavyzdžiui, paimti mentelę, vos apipurkšti su to purškalo, kuris mums čia visko užfiksavo. Ir tada mes labai lengvai prasibrausim į vidų ir mums čia lik vandenukas toks bėga. Čia mes dabar galim paimti kažkokią kraujuką, kur mums liko, su spalvom visokiom. Pridėti į vidų, paimsim servetėlę, spausim, atitrauksim ir atrodo tokia susprogusi natūrali puslė. Ta patį jūs galite daryti ir su šitom žaizdom. Čia galite ir spalvinti, ir kažką daryti, ir pačią odą kažkaip nudažyti. Vėlgi, viskas priklauso nuo to, ką jūs būtent norite padaryti. Jeigu norit puvėsių, grįžtam prie žalios spalvos gėlio ir labai sėkmingai savo žaliai nuspalvinam visą tą vietą. Taip tikrai atrodytų tikrasis zombis. Ir jūs galite tai padaryti tokių taškų per visą odą. Galite šiek tiek vėlgi nuimti su servetėlę, kad atrodytų realistiškiau. Realiai galimybė su to, kas čia yra labai daug. Ir dar viena priemonė, apie kurią dar norėčiau pakalbėti, tai aišku yra profesionalus želatino protezas. Jų yra čia 3 spalvų, yra permatomas. Jis bus permatomas tikrai. Yra tokios vėlgi puvėsios spalvos. Ir yra raudonos spalvos. Realiai, jeigu jūs pažiūrėsite, jie yra labai stipriai sustingę, labai. Jūs turit paimti tą priemonę. Galite sumaišyti su kažkiek kreminės pudros ar kažko. Jūs turit įdėti į kažką, pavyzdžiui, čia pas mane buvo ant lėkštutės, ir įdėti į mikrobangį 10 sekundžių. Tiesiog stovėkit ir skaičiuokit. Vėlgi priklauso nuo kiek tos priemonės jūs įdėsit, niekaip kitaip. Nežinau, kaip jūs dar galite ištirpinti, nebent vėlgi ant viryklės vyrinti ir ką tokį panašaus daryti. Taigi, kai jūs
turit jau tą masę, jūs čia galėt, kai jūs norit ją ištirpinti, dėkit iš karto tada kreminį pudrą, kurios jūs norit kažkokias spalvas, kurios jūs norit. Aš čia sumašiau visas 3 spalvas. Čia yra permatomas, raudonas ir šiek tiek to puvėsinio, bet jo nelabai matos, nes labai mažai paėmiau tik bandymui. Ir kai pas jūs yra skystis, jūs į jų paruoštą formelę visą tai įdedat ir paskui po kelių minučių, realiai jums reikia kažkur maksimum 10 minučių, vėlgi priklauso nuo kiekio, jūs turit štai tokią masę. Aš į kažkokią formą nedėjau, kaip matot pas mane ant lėkštutės, kai buvo mikrobangė, taip ir liko. Pavyzdžiui, jūs gali atrodyti lyg yra plyšusi lūpa. Aišku, tiesiog be nieko ta priemonė nesilaikys. Ko mums reikia? Mums reikia specialių klijų. O specialūs klijai atrodo štai taip. Jie dažniausiai būna akriliniai. Ir mes paimam su ausų krapštuku. Užtepam ant tos levelės, kurią aš noriu užklijuoti. Ypač kraštus tenkitės klijai, jie paskui bus permatomi. Šiek tiek leiskite išdžiūti ir klijuokit ant vietos, ant kurios suplanavot klijuoti. Kadangi aš čia kreminės pudros kažkokias nedėjau, tai pas mane nėra odos spalvos, tai viskas taip permatoma ir nelabai realistiškai atrodo, bet šiaip su to dalyku galima labai daug gerų sugalvoti efektų. Jūs galite net ant viršaus tų kažkokių spalvų klijuoti ir jums viskas bus gerai. Ir jums gerai atrodys, ne? Aš galiu čia plėšyti odą, atrodys, kad mano oda yra suplėšyta. Jūs galite dengti antakius su jais, nes visiškai užsidengs, pavyzdžiui, ne? Tai va, mes paimsim kažkokį gabaliuką ir vėlgi to antakiams visiškai nesimatys, gaunasi tokia man kaip ir plėšyta oda. Tik aišku, jeigu jums yra plėšyta oda, tai reiškia čia visur jums turi būti kas? Taip, jums turi būti visokie kraujai, ten grinai tai, kas yra po oda, kraujagyslės. Jūs galite naudoti nemažai, vėlgi tai, jeigu tai yra zombės žalios kažkokios spalvos ir panašiai. Ir kuo jūs daugiau visko panaudosite, to realistiškiau atrodys tas jūsų sugalvojimas. Štai tai norėjau aš jums papasakoti, štai tiek yra priemonių čia ir jų yra žiauriai daug ir visai gerų. Dar viena priemonė, tai yra prakaitas, liquid transpiration vadinasi. Žaizdas dažniausiai, kai tik nukrenta, vėlgi išleidžia tokią limfą, tai jūs galite vaizduoti arba ją, arba prakaituką ir jūs tikrai pamatysit, nu pavyzdžiui, dedam kur nors čia, prie nosytės. Dabar pas mane yra tokie lašiukai. Jie tokie ir liks. Tai jeigu jums reikia kažkokio šlapio efekto, jūs drąsiai galite naudoti šitą priemonę. Viską aš pavalysiu. Vėlgi Mac Pro turi labai gerą valyklį. Jis vadinasi Dissolvant Coles et lalala. Pamatysit, kaip viskas paprastai nusivalo. Mes imam tiesiog diskelį. Ir žiūrėkit, kaip man gražiai viskas ant jo ir lieka. Jis ištirpdo visą tą reikalą, ką mes čia pridarėm. Ir servetėlės paimsiu jau paprastam priemonėm, kaip pavyzdžiui dažai. Kažkokiam likučiams. Nu va. Ir pavalau, kas liko. Aišku, tai nėra kiekvienos dienos makiažas. Po tokio makiažo stenkitės palepinti savo odą, padarykit kokią kaukytę, uždėkit remuką, tikrai neskubėkit dėti iš karto kosmetiką, nes vis tiek veidas jau čia buvo tikrai labai stipriai apkrautas. Taigi, tikiuosi, kad tas video buvo tikrai naudingas. Jeigu kažkas abejoja, ar reikia jums tų priemonių, tai galite dabar pasvarstyti dar. Arba jeigu jūs kažką turėjot ir nežinot, kam tos priemonės reikalingos, dabar tikrai žinosit. O aš su visom atsiteikinsiu, visas bučiuoju apkabinu ir iki kitų susitikimų. Ate!